tai apskritai su elektriniu paspirtuku gaudo policija? Apskritai, jie turi įrangą, kaip išmatuoti galingumą? Lietuvoje, kiek žinau, ne. Vokietijoje, Europos Sąjungoje jau matuoja galę ir greitį, tai yra mobilūs dinamometrai, tokie, bet Lietuvoje... Bet tai, kai pačią galę galima reguliuoti elektroniškai arba su visku, tai ką jie ten gali išmatuoti, jeigu uždėsi ant pirmo lygio, 25 traukia. Iš esmės taip, nes dažniausiai tai yra reguliuojama, jeigu tu važiuoji dviračių taku, tu gali tą galę prisimažinti, įsijungti ar eco mode, ar mažesnę galę ir važiuoti to pačiu kilovatų ar ant 25 kmh, o kur važiuoji kažkur pievoje ar kažkur miške, kur yra saugu, tu gali pasididinti tą galę. Tai tas jų reglamentavimas labai panašus, toks, aš nepabijosiu to žodžio debiliškas, nes čia tas pats, kas sakyt, jeigu sportinė mašina galingesnė negu ten kažkiek kilovatų, tai reiškia, negalima ją važiuoti keliuose, tik tai trasose. Tai turbūt saugumas eismo turėtų priklausyti nuo realaus greičio. Taip. Gal geriau tegul jie šitas kameras greičio matavimo dviračių takuose sudėlioja.